Dar noriu informuoti, kad jeigu norite gauti visą naujausią informaciją iš mūsų leidyklos, jums reikėtų užpildyti anketą Susipažinkime, kurią galite rasti mūsų svetainėje. Tai atsiųsime jums aktualius pasiūlymus ir pasidalinsime visomis naujienomis. Taip, tai šios dienos webinaras yra skirtas chemijos 11 klasės vadovėlio pristatymui. Norime priminti, kad jau esame išleidę chemijos 8 bei 12 klasės vadovėlius ir planuojame ateinantiems mokslo metams išleisti 9, 10 bei 11 klasiai skirtus vadovėlius. 9 klasės vadovėlį papildys pratybų sąsiuvinys, o 11 klasės vadovėlį papildys praktikumas. Dar norėtume pasidalinti, kad į mokyklas esame išsiuntę tokius katalogus. Šis yra skirtas chemijos vadovėlių pristatymui. Tai ieškokite jų savo mokyklos bibliotekoje, o jeigu dar negavote, tai greitų metų turėtų pasiekti jūsų mokyklą šie katalogai. Taip, tai tuomet norėsiu žodį perleisti chemijos 11 klasės vadovėlio autoriui Rimantui Vaitkui, kuris trumpai papasakos apie šį vadovėlį. Labą dieną visiems. Tikiuosi, kad gerai girdžiuosi iš savo kaimo Prienų rajone, kur šiuo metu dalyvauju webinare. Na ir iš tikrųjų turiu pasakyti, kad rašyti 11 klasės vadovėlį buvo gana didelis iššūkis ir gana sunki užduotis, todėl kad buvo labai sudėtinga programa ir jūs tą turbūt turite pripažinti, medžiagos yra labai daug. Ją reikėjo kažkokiu tai būdu susisteminti, atmesti įvairias smulkmenas ir, aišku, vis dėlto paliekant dar ir tai, ką mes chemijoje mokomės. Tai pirmiausia, visa ideologija mūsų mokymų, tai yra visos išvados grindžiamos eksperimentais, pastebėjimais ir taip toliau. Na ir dar vienas svarbus dalykas ir aspektas 11 klasiai yra ir programų įtvirtinti visi reakcijų mechanizmai. Iš esmės, tik tai galbūt giliau, sakyčiau, yra radikalinio pakeitimo mechanizmas, bet visi mechanizmai turėtų būti dėstomi. Ir viena tema, kuri visiškai nauja mūsų chemijos mokymo programoje, tai yra organinių junginių tyrimo metodai, turint galvoje, kad yra infraraudoninių spindulių spektrometrija, branduolinio magnetinio rezonanso spektroskopija ir MAS spektrometrija. Tai va štai knygą sudaro 5 skyriai. Tai pirmas skyrius yra skiriamas junginių sandarai, pirmiausia anglies atomo sandarai ir cheminiams ryšiams. Na, čia yra tam tikras iššūkis, todėl kad 4 gimnazijos klasėje ir vadovėliai, kurį Rimas Raudonis yra parašęs, matome, kad ten yra gana išsamei aprašoma apskritai elementų sandara, jau įtraukiant ir hibridizacijos sąvoką, o čia man teko tokia užduotis metais anksčiau, kol mokiniai mokysis visų elementų sandaros, bandyti pagrįsti anglies atomo sandarą ir anglies junginių sandarą būtent tomis koncepcijomis. Galbūt jūs nustebsite, galbūt jau kai kuriems jau yra visiškai žinoma, kad hibridizacijos teorija pradedama su tam tikra kritika. Ne pačiai teorijai, čia teorija nieko dėta. Iš tikro yra matematinis modelis, kuris leidžia tiksliai nusakyti orbitalių formas, jų geometriją ir taip toliau, bet visa tai išplaukia iš atominių orbitalių teorijos, o hibridizacija kaip reiškinys fizikinis, jis neegzistuoja. Ir čia reikėjo labai suderinti tą moksliškumą ir praktiškumą, kurie, lyg tai atrodytų viens kitam kliudo. Tai nežinau, kiek jūs pamokoje tą hibridizaciją aiškinate, bet šiaip ir taip aš visur stengiausi pabrėžti, kad tai vaikai įsivaizduotų, kad tai yra
labai patogus matematinis modelis, nusakantis, kaip gali atrodyti atomo orbitalė, arba kitaip tariant, ta erdvė, apskaičiuojama matematiškai, kurioje galima būtų sutikti su tam tikra tikimybė elektroną. Tai štai iš tos kvantinės chemijos būtent ta koncepcija ir remiamasi, norint nusakyti anglies junginių sandarą. Žinoma, viengubieji ryšiai, dvigubieji ryšiai, trigubieji ryšiai, lyginant su gamtoje sutinkamais anglies atomų išsidėstymais, tai yra anglies alotropija, kada mes turime deimanto ir grafito sandarą, kada yra nuspėjama ir karbino sandara, kurios, pabrėžiu, tokio junginio nėra dar žmonija sukūrusi, bet tas junginys be abejo, kaip toksai fizikai yra apskaičiavę, kad tai galėtų egzistuoti ir jisai bus tikrai artimiausių metų sukurtas, kai buvo atrastas grafenas, kai buvo atrasti fulerenai ir kiti junginiai. Žodžiu, visą tai palieka moksleiviams tam tikros interpretacijos ir galimybės pasvajoti ir apie ateitį. Izomerija. Izomerija yra imama daugiausia struktūrinė izomerija. Mes čia erdvinės izomerijos paimame tik tai cis-trans izomeriją, net nekalbant apie ZE izomerijos nomenklatūrą. Ten yra tik tai užsiminta apie tai keli žodžiai, kad tokia gali būti, tai yra sudėtinga reiškia, kai yra sudėtingi junginiai, bet nedetalizuojama, kaip tai yra nustatomi, nedetalizuojami prioritetai ir nieko nekalbama apie optinį izomeriją. Gal ir blogai, nes aš manyčiau, kad reikėtų bent jau vieną žodį kitą pasakyti, bet čia aišku jau programos sudarytojų dalykas yra. 1.5 paragrafas skirtas anglies junginių formulių sudarimui, jis yra specialiai taip toks istorinis rakursas padarytas, nes būtent XIX amžiaus viduryje, kada buvo plėtėsi organinė chemija ir buvo daug atrandama naujų junginių ir spėliojama, kokiagi turėtų būti šitų junginių sandara, būtent šis metodas vienintelis, sudeginus ir panalizavus degimo produktus, iš tikrųjų buvo tas, kuris leido nustatyti, kaip atrodo vienas ar kitas anglies junginys. Ir aišku, šiek tiek paskui spekuliuoti apie tą junginių sandarą. Visi tie metodai, kurie bus dėstomi 5 skyriuje, tai yra šiuolaikiniai organinių junginių sandaros tyrimo metodai, jie atsirado nuo 20 amžiaus vidurio ir 20 amžiaus antroje pusėje. Gana tradicinis skyrius angliavandenilių yra skirtas daugiausia sotiesiems angliavandeniliams. Toliau, kai kalbame apie junginius, kurie turi dvigubų ir trigubų jungčių, jau medžiagos nėra tiek daug, reiškia, jos yra nesiplečiant, būtent apimama tai, ką programa reikalauja, tai yra jų gavimo būdai, jų savybės, atpažinimo reakcijos ir taip toliau, nedetalizuojant ypatingai alkinų, kurie čia yra tik tai keliose vietose įsiterpę ir paminėti. Dabar ir vienas mechanizmas, kuris yra tikrai atskleidžiamas, tai yra radikalinio pakeitimo mechanizmas ir paskui prijungimo reakcijų mechanizmas, elektrofilinio prijungimo turiu galvoj. Aromatiniai junginiai tradiciškai, tai yra benzeno daugiausiai junginiai, nenagrinėjama funkcinių grupių įtaka antram pakaitui benzeno žiede. Tai išeina iš programos ribų ir tiesiog tos temos nėra. Ir žinoma, tradicinis gamtinių angliavandenilių šaltinis. Į klausimą, čia buvo klausimas, ar bus ilgalaikis planas, aš atsakysiu toliau, reiškia, iš tikrųjų toks bus padarytas tas planas, bet dabar kalbėkime daugiau apie turinį. Agne, gal galima truputėlį perinkti kitą skaidrę? Neturiu galimybės perjungti, tai turėčiau kalbėti apie 3 skyrių. Taip. Tai dabar, jeigu žiūrėsime 3 skyriui, tai organinių junginių klasės,
Tai yra funkcinės grupės ir jų daroma įtaka organinių junginių savybėms. Tai matote, kaip čia yra išdėstyta pagal klases. Tai yra tradiškai alkoholiai ir fenoliai. Tiesa, fenolių apimtis yra labai mažytė, nedidelė. Vis tiek daugiau yra kalbama apie alkoholius, jų cheminės savybės. Aldehidai ir ketonai, arba kitaip tariant, karboniliniai junginiai čia yra viename paragrafe. Karboksirūgštis ir pirmiausia apie sandarą, nes daug įvairių karboksirūgščių yra ir turinčių funkcinių grupių ir neturinčių funkcinių grupių. Karboksirūgščių savybės, ypač siejama čia daug su gamtiniais karboksirūgščių šaltiniais. Ten pamatysite ir keletą tokių skirelyje tokia. Tai įdomu, kaip pavyzdžiui, pirmoji skruzdžių rūgštis buvo gauta gana tokių drastiškų būdų ir panašiai. Na ir žinoma, karboksilių rūgščių dariniai, aminai ir esteriai yra aminorūgštis, kurie čia tikrai labai labai svarbus, nes be to mes neįsivaizduojam gamtinių junginių chemijos. Gamtinių junginių chemija, kurią aš pavadinau gyvybės chemija, tai yra tradiciškai riebalai, angliavandeniai, baltymai ir nukleorūgštys. Tai yra tos pagrindinės 4 klasės, nedetalizuojant labai detaliai apie kitus junginius, žodžiu. Tai tradiciškai, kas yra numatyta programoje, kalbėti apie riebalus, nekalbam, pavyzdžiui, apie visus lipidus. Kalbame tik tai apie tą dalį, kur yra glicerolio esteriai, riebalai ir šiek tiek aišku paminant, kad yra ir cholesterolis, ir yra kiti vaškas, kad yra medžiagos, kurios priklauso taip vadinamai lipidų klasiai, bet tai yra tik tai supažindinimas su jo, bet nedetalizuojant, kokie yra tie lipidai. Ir jo labiau nekalbant nieko apie savybės. Ir 5 skyriui, pačiam paskutiniam knygos skyriui, Agne, jeigu galit perjungti. Tai yra organinių junginių tyrimo metodai. Tai pirmiausia, kalbame apie instrumentinius tyrimo metodus, apie jų pagrindus. Ir čia pavyzdžių pasirinkta tai, ko programoje lyg ir nėra. Tai yra matomos šviesos spektrometrija. Ir paskui aš čia truputėlį parodysiu, kaip atrodo vienas kitas paragrafas iš tos dalies. Žodžiu, ir perinama prie to, kas programai yra numatyta, tai yra infraraudonųjų spindulių spektroskopija, magnetinio branduolių rezonansas, jo taikymas ir masių spektrometrija. Tai taip, šitos temos yra sudėtingos, nelengvos iš tiesų, bet tikrai manyčiau, kad labai daug vaizdumo yra šiuose spektruose ir tai padės moksleiviams medžiagą įsisavinti. Prašom kitą skaidrę. Tai dabar, kuo vadovėlis ypatingas? Na, jau visi mes tą sakom ir pabrėžiam, kad yra parengtas pagal atnaujintą chemijos bendrąją programą. Toliau čia yra faktiškai tos 5 temos, kaip matot, jos yra gana savarankiškos, galima jas ir atskirai nagrinėti, galima sukeisti tą nuoseklumą, galima gilintis daugiau į tos skyrius, kurie moksleiviams aktualesni. Reiškinių priežastiniai ryšiai, čia yra bendras bruožas mūsų vadovėlių, kad mes labai stengiamės pabrėžti tą priežastingumą. Apibendrinimas, visur matėte ir iš turinio, kad yra santrauka ir paragrafo santrauka, ir skyriaus santrauka, praktinės užduotis, papildomos teorinės užduotis, savotiškas, reiškia, toks mini praktikumas įdėtas pačiame vadovėlyje. O praktikumas bus parengtas atskirai, dar jis nėra baigtas rengti ir ko gero jis pasirodys tik apie naujus metus. Anksčiau turbūt nespėsime. Va. Bet aš manau, kad tai bus pakankamai daug laiko pasirengti pirmąjį valstybinio brandos egzamino daliai. Jo labiau, kad jau iš vadovėlio matote, kad yra labai daug medžiagos, kurie, reiškia, ta dalis atskleidžia, kaip reiktų spręsti vienus ar kitus uždavinius. Dar yra tokia naujovė, čia leidyklos naujovė, kad QR kodai duos nuorodą į papildomus informacijos šaltinius. Na ir mes vis tikimės, kad kada mums pavyks paleisti tam tikrus eksperimentus, kurie yra neįmanomi mokykloje dėl higienos normų reikalavimų taikymo. Prašau kitą skaidrę. Dabar mokinys, žinoma, turi užduočių, kiekviena tema turi kelias užduotis.
jos skirtingos, medžiagos yra ir patiktas sprendimai užduočių, kaip jie galėtų būti vykdomi, uždaviniai tam tikri. Žinoma, sudėtingesnės temos yra skaldomos į potėmes, tai faktiškai tai nereiškia, kad vienas paragrafas viena pamoka. Tai gali būti ir kelios pamokos, ir ypatingai kai kur yra po 2, po 3 dalelės suskaldyti paragrafai. Kai kur, aišku, tai yra įmanoma įveikti ir per vieną pamoką. Yra dalykinė rodiklė numatyta ir tai buvo ir kitose vadovėlėse, ir 8 klasės, ir kitose vadovėlėse dalykinė rodiklė labai lengvai padeda susirasti norimą terminą. Ten ta rodiklė tai yra keliose vietose nurodanti, kur tą terminą rasim. Ir apibrėžime, ir, sakykime, panaudojant ir kontekstą tam tikram ir panašiai. Na ir temos bus skirstomos į tokius fragmentus, kurie padeda moksleiviam organizuoti savo darbą, pakartoti nagrinėjamas temas ir taupo mokinio laiką. Kita skaidrė. Kažkaip mano skaidrės nesisuka greitai. Dabar mokytojai. Va čia priejau prie klausimo, ar bus pateikiamas ilgalaikis planas. Tai bus, jis bus padarytas, dar jis nėra įkeltas į maketą, bet tai yra daroma. Žodžiu, daug iliustracijų, kaip visada, yra atsakymai teorinių užduočių, kurie reikalingi pasitikrinti, ar sprendimas buvo teisingas. Įvairovė tų užduočių, skaičiuokit kiekvienas paragrafas po kelis, pasikartojimo temai užduotis. Taip, kai sudedam, tai tikrai labai didelis skaičius. Jeigu dar pridėsim praktikumą, tai pamatysime, kad iš tikro ir mokytojų, ir moksleivių yra nemažai galimybių kartoti užduotis ir kartoti temą. Kita skaidrė. Tai dabar įdėjau čia iš rankraščio, gal nelabai dar gražiai atrodo, sakykime, vizualiai, bet įdėjau, kaip atrodytų apžvalga cheminių reakcijų mechanizmų iš vadovėlio. Kaip matote, visi tie mechanizmai yra išguldyti su pavyzdžiais, tam tikrai šie apibendrinimo yra iliustracija. Taip, visi jie yra aprašyti mokymo programai ir visi jie yra išdėstyti vadovėlį, čia tik tai yra santrauka ir pateikti pavyzdžiai. Taip, dabar kita skaidrė. Dabar kalbame apie spektroskopiją, apie elektromagnetinę spinduliuotę, kaip matomos šviesos sritis ir apibrėžiama tai, ką iš tikrųjų moksleivis labai puikiai suvokia ir supranta. Ir mes kalbame tai, kas yra būtent už matomos srities infraraudono spektroskopija, mikrobangos, nes pabrėšiu, kad mikrobangose veikia branduolinių magnetinių rezonanso spektrometrija. Žodžiu, mes turime va tokį bendrą vaizdą, bet tas bendras vaizdas nusako, kuriame, kokio bangos ilgio ir kokios energijos bangos tinka atlikti tyrimams. Dabar iš karto bandau atsakyti į klausimą, kodėl esterių skyrius įterptas tarp amino rūgščių. Todėl, kad tas skyrius yra apie karboksirūgščių darinius ir logiškai jis tam telpa. Reiškia, čia kitas klausimas, kaip ir įsigilinome, kad infraraudonų spektrometrija, absorbcijos emisijos matavimai, molekulinė spektroskopija. Na, čia dabar yra tie terminai, čia nesigilinkime tos, reiškia, pavadinimus, abu jie tinka, spektroskopija ir spektrometrija yra praktiškai kaip ir sinonimai, neskirčiau aš labai didelio skirtumo, reiškia, matavimas ar žiūrėjimas, nes literatūrai surasim ir vienus ir kitus terminus. Ta molekulinė spektrometrija tai yra destrukcinė spektrometrija, bet iš tikrųjų tai nieko bendro su spektroskopija neturi, todėl kad tai yra iš esmės ardymas medžiagos, kaip čia teisingai pasakyta yra, ir mes matome medžiagų daleles pagal jų masę išsidėsčiusias tam tikrų nuoseklumų. Bet apie tai bus kalbama 5 knygos skyriui. Prašau kitą. Dabar kalbama
kaip mes matome spalvą. Štai kaip pavyzdys, kodėl mes matome raudoną spalvą. Pirmiausia, tai, kad patenka visa matoma šviesa, o atspindima tik ta šviesa, na, kuri, sakykime, kuri ir atrodo pavyzdys spalvotas. Ir dėl to čia iš to piešinio matyti, kad yra tam tikras bangos ilgis, kuris, žodžiu, yra sugeriamas ir atspindimas. Prašau, kitą skaidrę. Infraraudono spektro nagrinėjimas, čia jau yra iš vadovėlio paimta iliustracija, teisingiau iš rankraščio dar. Noriu tik pasakyti, kad mano nuostabai buvo šita pati medžiaga šiemet duota pasirengiamiesiems uždaviniams, tai yra tanų rūgšties spektras. Tai jeigu knyga būtų šiek tiek anksčiau išėjus, tai turbūt būtų jinai pakeista ta užduotis, bet šiaip ar taip čia iš esmės ir mokant ir spektroskopijos reiktų kalbėti apie kelias svarbias sritis, galbūt akcentuojant daugiau karbonilinės grupės, čia kur raudona rodiklytė matote dešinėje, sugerti ir tos sviravimus. Ir aišku, labai specifiški yra spektrai karboksirūgščių, kurie yra išplitę, alkoholio H grupės sviravimai, taip pat yra aldehidinės grupės CH sviravimai tam tikram bangos ilgyje. Žodžiu, tos specifinės sritis išbrėžiamos ir stengiamasi perėti per visas junginių klases su visais pavyzdžiais, kad mokiniai įsivaizduotų, kaip atrodo vieno ar kito junginio spektras. Prašyčiau kitą skaidrę. Branduolinis magnetinis rezonansas. Na, aš manau, kad čia svarbu ne tik cheminis poslinkis, bet taip pat ir signalo skaldimas, priklausomai nuo kaimininių protonų skaičiaus. Ir jeigu pasižiūrėsime į dabartinę vėlgi užduotį pasirengėmiesiam uždaviniam, būtent šitas butanono molekulės spektras buvo įdėtas į tas užduotis ir būtent į tą skaldimą. Na, kaip matote, tokią formulę, parodant, kur yra signalai, ir paaiškinant, kaip tas skaldimas veikia, na, tikrai padės įsisavinti šitą medžiagą, kuri atrodo labai tokia, na, baugiai, tokia nesuprantama, bet iš tikrųjų nėra taip. Ji yra visiškai aiški, kadangi apsiribuojam keturiais anglės atomais, tai yra įvairiais junginiais, ir kadangi ir vadovėlį, ir tame skyriuje bus pereinamos visos klasės, alkoholiai, karboniliniai junginiai ir karboksirūgštės, tai žodžiu, mes čia pamatysime visas įmanomas galimybės tų spektrų. Dar viena skaidrė. Tai čia įkeltas yra maketas, kaip atrodo pavyzdinis maketas, reiškia, dar ne visa knyga sumaketuota, bet jį baigiama redaguoti yra, ten dar seks įvairūs tokie techniniai dalykai, kadangi turės valstybinė lietuvių kalbos komisija peržiūrėti ją knygą ir dar vis tiek bus dar šiokių tokių pataisimų, tai žiūrėjau, gal kažkiek nedėlį maketo pakeitimai keisis, prašau kitą skaidrę. Tai čia yra išdėstyta būtent tas mechanizmų dalis, pavyzdžiui, kalbam apie kitas sočiųjų angliavanilių savybės ir jūs matote, kaip radikalinio pakeitimo mechanizmas yra pavaizduotas modeliais, formulėmis, paaiškinant, kas keičiasi spalvos, kaip matote, kad galima būtų atsekti, kokia funkcinė grupė ką pakeitė ir kas atsitiko šios reakcijos metu. Kalbame apie radikalų kaip dalelių egzistavimą, jų gyvavimo trukmę, kodėl vieni ir kiti radikalai yra stabilesni. Prašyčiau kitą skaidrę. Ir aišku, kokie produktai susidaro. Tas pats bus su prijungimo reakcijom, reiškia, toks nedetalizuojant, kad kitų įmanomų faktorių, tai ir tirpiklio įtaka, arba ten, sakykime, kokių funkcinių grupių įtaka, šito tikrai nereikia, bus tik tai bendras supratimas apie tas reakcijas. Kita skaidrė. Na, čia jūs matote ir tų cheminių reakcijų mechanizmų atradėja, tai yra Ingoldo nuotrauka, apie kurį kažkaip visi pamiršta pakalbėti. Na ir dabar, jeigu pažiūrėsit, kaip atrodo santrauka, tai jinai iš esmės rodo tai, kas svarbiausia paragrafė yra įdėtos užduotis, jos padeda įsisavinti tą medžiagą ir savame suprantam pabrėžiu, kad po skyriaus dar yra taip pat ir apibendrinimas ir užduočių įvairovė, jų daugiau, kurie leidžia įsisavinti skyriaus medžiagą.
Dar toliau. Na ir čia, va, kaip matote, yra įdėtos lentelės, praktinės užduotis, kur jūs matote, ką galima būtų padaryti praktiškai, jodo blukinimas, sakykime, reakcija ir kitos, nes su bromu mes tų bandymų atlikti negalim, nors vyksta žymiai efektyviau ir įdomiau. Kita skaidrė. Tai va. Tai čia buvo prijungimo reakcijų mechanizmai, bet čia iš maketo jūs galite rasti, buvo nuoroda duota, kur jūs tą rasite. Dar viena skaidrė, jeigu galima. Tai dabar dėl skaitmeninio turinio. Čia didelė diskusija, nes kaip yra su Eduka, ar bus tas vadovėlis Eduko, noriu pabrėžti, kad Eduka yra privati kompanija, platinanti dažniausiai tuos vadovėlius, kurie yra jų pačios leidyklos, arba, tarkime, jeigu yra sutartis sudaryta su kitomis leidyklomis, pagal jau ten finansiniai įsipareigojimai, ir mokyklos, aišku, didžioji dauguma turi galimybę prieiti prie Edukos ir perkasi ten papildomai, perkasi šitą medžiagą. Tai noriu pasakyti, kad yra OPIC toks adresas, čia jau yra nemokamai, nereikia mokėti, ten bus skaitmenizuoti vadovėliai, paruoštos užduotis yra, testai ir taip toliau, reiškia, tai šalia tos Edukos, kurie egzistuoja, tai žinoma galima naudotis ir OPIC-u, kur bus jau KLET leidyklos visas turinys. Eduko jūs nerasite chemijos vadovėlių jokių, kadangi, kiek man žinoma, nepavyko susitarti su Eduko, tai ko gero taip ir liks. Ateityje yra svarstama galimybė, kad visą sistemą perims e-mokykla, tai yra nemokama platforma, kuri apjungtų visas be išimties leidyklas ir nebūtų jokių ten piniginių pirkimų, nepirkimų, o perkama būtų tik tai, kas yra papildomai. Tai čia taip yra klausimų. Dabar keletas tokių praktinių klausimų dėl spektroskopijos ir spektrometrijos. Dar mes patikslinsime, ką čia klausite, reiškia. Šiaip aš sakau, tai yra daugiau sinonimai. Aš pats juos naudoju kaip sinonimus, nežinau, ar čia yra mokytojų asociacijos susitarimas, kad spektroskopija, tai yra masės spektrometrija taikyti, bet noriu pabrėžti, kad jeigu taip yra manoma, kad masės spektroskopija turi būti vadinama taip, tai čia nėra tiesa, nes tai nėra spektroskopija, tai yra tiesiog junginio suskaldimas didelių elektronų srautų ir gaunant, reiškia, jonus, pagal kuriuos mes nustatome, kokia buvo junginio sandara. Ir taip yra būtent vadovėlį išdėliota. Dabar kitas klausimas, fenolių temos atnaujintai programoje nėra. Fenolių temos čia ir nėra, tiesiog yra pavadinimas fenolį, kad prikabinus OH grupę prie benzeno žiedo nevadintume alkoholiu, nes benzeno darinys su OH grupė ir yra fenolis, bet apie savybės tų fenolių, rūgštingumą, ten kažkokias kitas, tai nieko nėra. Dabar ar bus užduočių atsakymai, kaip ir atsakėme, taip, jie bus ir bus išspausdinti, ar išeis rugsėjo 1 dienai, tai mes stengiamės visą tai padaryti, kaip matot, dabar yra gegužė, vadovėlis baigiamas redaguoti, tai tikimės, kad Valstybinė lietuvių kalbos komisija neužlaikys ir vadovėlis išeis laiku. Dabar 12 klasės vadovėlio kritika čia tam tikra yra, kad neskirime platesniems pritaikymams, naujosiams mokslo atradimams, taip toliau. Čia yra klausimas, gal aš nenoriu čia gilintis į tą vadovėlio 12 klasės kritiką, bet galiu atsakyti tik už tai, ką aš darau. Tai yra 11 klasės vadovėlius skirite laiko dalykams, kurių nėra programoje, bet kurie gali, čia nematau toliau teksto, kurie gali sudobinti vaikus. Jei ne, ar galite argumentuoti tokį sprendimą? Būtent aš visada buvau šalininkas to, kad medžiaga turėtų būti platesnė ir yra tas skirelis tai įdomu. Tie, kas pažįsta mano vadovėlius, o jų yra nemažai, matote, kad yra daug įvairių tokių ir įdomiosios chemijos dalykų. Paimkime, kad ir tokį dalyką, reiškia, kad, sakykime,
mes esame įsigilinę, kad nukleorūgštis koduoja baltymų sintezę, tai yra kas yra genas, ten taip toliau, taip toliau. Ir jau berašant vadovėlį išlenda Nobelio premija už trumposios, reiškia, nukleorūgščio sekas, kurie nekoduoja baltymų sintezės. Akivaizdu, kad tai yra įtraukiama tokia nauja tema, visiškai moderni. Daug labai ateities, aš jau paminėjau apie karbiną, vizijų tokių, kurios, sakykime, jų nėra dar, bet galbūt per 5, per 10 metų gali atsirasti, kad nebūtų tuščia erdvė. Žodžiu, iš tikrųjų manau, kad vadovėlis turėtų būti moksleiviams įdomu, tik tiek, kad aišku, medžiagos labai labai daug. Aš sakau, kad labai sunku yra tokį kiekį medžiagos per metus įsisavinti. Todėl mes turėtume nedetalizuoti labai detalės įvairias lysti, bet realiai kalbėti apie tam tikrus aspektus, jau kaip matė 10 tų įvairių reakcijų mechanizmų sudėliota ir jų bendrumai, kad mokėtum jas suprasti, kodėl vyksta vienos ar kitos reakcijos, tikrai yra labai svarbu. Tai aš tada savo pasisakymą kaip ir baigiu. Dabar, kaip ir kalbėjo Agnė, tai galima būtų arba pakelti klausimą, arba užduoti čiate, arba Q&A dalyje. Taip, tai matau, kad yra keliančių ranką, tai dabar suteiksiu teisę kalbėti. Valentina Cvilik kelia ranką. Valentina, galite užduoti klausimą, paspauskite mikrofono ikoną ir galėsite kalbėti. Negirdim, Valentina, jūsų. Valentina, mes jūsų negirdime. Ar tikrai jungtas jūsų mikrofonas? Labą dieną. Labą dieną, va dabar girdim. Kaip jums atrodo, o šitie mechanizmai visi ir spektroskopijos ar būtinos buvo 11 klasiai? Na, man atrodo, kad spektroskopijos ko gero galima buvo ir atsisakyti, nes tai yra tikrai labai plati programa. Mes spektroskopijos kursą paprastai chemijos fakultete dėstome 3 kurse studentams. Žinoma, ne tokia apimtimi kaip čia yra, bet kur kas sudėtingiau. Bet kokią duoda pridėtinę vertę? Aišku, supažindinti su tais metodais tikrai įdomu. Jo labiau, kad jeigu jūs pamatysite, tai yra labai nedaug pavyzdžių ir jie iš visų pusių per funkcinės grupės yra išnagrinėjami. Kitaip sakant, vaikas gali labai greitai pagauti ir paskui netgi pasidaro labai įdomu gliaudyti tos medžiagų sandarą. Bet kiek aš girdėjau, programos rengėjai, jie orientavosi daugiau į tarptautinį bakalaureato programą ir žiūrėjo, kad, sakykime, tose šalyse, kur taikoma tarptautinį bakalaureato programa, o dabar mūsų vaikai mobilus, judrus, jie važinėja, netgi būna, kad važiuoja ne tik kad iš miesto į miestą, bet į kitą šalį, tai jie tą pamato. Nors ne visos šalis šitos dalykus dėsto. Dėl mechanizmų, jau mechanizmai buvo pradėti po truputėlį įvedinėti ir sovietiniuose vadovėliuose. Jeigu jūs prisimenate, pakeitimo reakcijos mechanizmas, radikalinio pakeitimo reakcijos mechanizmas, jis buvo Cvetkovo knygoje. Paskui buvo trumpai išėjęs verstinis vadovėlis Rydeno, tai kurį profesorius Butkus vertė, jame gana detaliai mechanizmai išdėlioti. 9 metais, kai mes leidom per šviesą 3 Butkus, aš ir profesorius Dainys vadovėlį, ten buvo šiek tiek paliesta, Šulčiaus vadovėlį jau mechanizmai daugiau paimti. Na, tai čia tiesiog yra susisteminta, nieko papildomai didesnio nėra. Jeigu šiaip žiūrėti mechanizmų kursų, tai jis yra tikrai sudėtingas ir čia toli gražu nuo to mechanizmo kurso, kas čia yra padėlioti, nes tada reiktų žiūrėti ir apie funkcinių grupių įtaką, ir apie erdvinius trukdymus, ir apie tirpiklio įtaką vieno ar kito mechanizmo susidarimui. Pavyzdžiui, eliminavimo mechanizmas šiandien nedėliojamas į 3 grupės, kaip E1, E2, E1, KB arba taip toliau. Na, šitos dalykus aš labai detaliai žinau, nes tai vienas iš mano mokslinio darbo sričių. Va.
11 klasės egzaminų užduočių pavyzdžiuose yra daug užduočių, kuriems spręsti vadovėlio medžiagos nepakanka. Kur rasti papildomos medžiagos? Aš nepasakyčiau, kad ten nepakanka medžiagos, bet taip iš tikrųjų vaikas turėtų būti gana sumanus, nes, na, turiu pasakyti, kad aš sprendžiau tos užduotis, nu, taip kaip, reiškia, kaip vaikas, tai tų 40 taškų nesurinkau. Tai dabar pradėjau galvoti, kur aš padariau ką klaidą. Ir radau. Aha, ten, kur reikėjo izomerus suskaičiuoti, pasirodo, trūksta žodžio, kad pasakyta struktūriniai. Aš ten įrašiau didesnį izomerų skaičių, kadangi aš priskaičiavau erdvinius izomerus. Na, tai įsivaizduokit olimpiadininką sprendžiantį, kuris žino, kad be struktūrinių izomerų dar yra ir erdviniai izomerai, ypatingai optiniai izomerai. Na, jisai padarys klaidą ir už tai negaus taškų. Parašys per daug izomerų. Taip kad labai užduočių autoriai turėtų irgi pasižiūrėti pagal tas galimybės, kur galima ką suklysti arba, sakykime, ką padaryti. Regina Dranginienė kelia ranką. Regina, galite pasisakyti, paspauskite mikrofono ikoną. Gerbiama Regina, įsijunkite savo mikrofoną, mes tada jūs išgirsime. Va, dabar matau, kad įsijungėt. Laukiam klausimo. Gerbiama Regina, mes jūsų negirdim, kažkaip labai vėluojatės signalas. Ar tikrai veikia jūsų mikrofonas? Regina, jeigu nepavyksta kalbėti, tai tuomet galite parašyti savo klausimą chat'e, mes jį perskaitysime. Gal taip, ko gero, efektyviau. Atsiprašau, bet gal pavyko prisijungti. Agne, ten kažkas, viskas tvarkoja su leidimais. Taip, turėtų būti viskas gerai. Parašykite savo klausimą, Regina. Taip, gal tikrai chat'e parašykite, pasižiūrėsime. Šiaip tai žinoma, būtų labai gerai, čia mačiau kritikos 12 klasėje, bet manau, kad iš tikrųjų reiktų panagrinėti tos vadovėlius. Aš apskritai buvau už tai, kad vadovėlis į gyvenimą išeitų truputėlį gal prabadytas, bent jau keliose mokyklose, kur galėtų moksleiviai matyti va tokias brošiūras, kurias mes išleidžiame, šiek tiek reklaminės medžiagos, bet tiesiog pamatyti, kas yra negerai, ką galima būtų pakeisti, ką patikslinti, ką papildyti, išsakyti, nes visuomet tos pastabos yra vertingos. Na, turiu pasakyti, kad mes vadovėlius dabar leidžiame tokių keistų principų, tai yra pačios leidyklos susigalvoja, pakeičia kažkokius autorius ir eina į naują vadovėlį leidimą, nes nori turėti išleidimą. Bet šiaip ar taip vadovėliai kas 5-6 metai turėtų būti atnaujinami, pakoreguojami, ištaisomos klaidos, o jeigu, sakykime, mes turėtume ir elektroniniai leidyboj galimybę pataisyti, tai būtų praktiškai įmanoma padaryti jau kitais metais, kur galima būtų tiesiog atkreipti dėmesį, kad, sakykime, yra suklysta kažkas, patikslinta, padaryta geriau, pavyzdžiai pateikti. Tai čia elektroninė leidyba labai pasitarnautų teigiamą linkme, kad galima būtų daug vadovėlio, na, tokių netikslumų sutikslinti, pagerinti, papildyti. Na, o dėl papildomos medžiagos įvairios, tai mes turime vis tik tokią viltį, kad pavyks pirmiausia daugelį eksperimentų padaryti, tokių, kuriuo mokykloje liktai ir nedarome. Va, tai per QR kodus bus galima įeiti į OPIKATA tinklapį ir rasti vieną ar kitą ryškę užduotį. Ir žinoma, papildomos užduotis. Jos bus, kaip sakiau, ir praktikume, ir bus be abejo elektroniniam formate. Dar laukiam klausimų.
Taip pat dar noriu paminėti, jeigu reikėtų pažymos už dalyvavimą, tai parašykite elektroniniu paštu projektai eta.elankos.lt ir mes atsiųsime jums. Kažkaip nedrąsus jūs mokytojai. Tai sakykite garsiai čiagi. Nešventieji puodus lipdo, autoriai taip pat gali klysti, gali padaryti klaidų, galite nesutikti su koncepcija, nes dievai pamokose esate jūs, o ne autoriai knygų. Jūs, kaip pertikėt vaikams, tai aišku, ir su pavyzdžiais ir taip toliau. Beje, turiu pasakyti, kad tarp knygos recenzentų yra mokytojų, kurie peržiūri vadovėlį ir tenka tikrai nemažai kai ką ir pataisyti. Labai prašau, kad visi klausytojai gautų pažymėjimus. Tai Agne, ar įmanoma bus tai padaryti? Jūs registraciją turite, ar ne? Ir paštus jų turite, nes reikia pirmiausia išsiųsti. Būtų geriau, kad parašytumėte elektroniniu paštu projektai eta.elankos.lt. Tai va, tai tikrai jūsų pastabos yra vertingos ir va, projektą eta.elankos.lt, reiškia, čia jums duotas, reiškia, paštas, kur lauksime jūsų atgalinio ryšio. Tai kažkaip, ar išsisėmė klausimai? Nu, aišku, kai nematėt knygos nevartėt, tai dar neturit ką pasakyti. Tai kviečiame susipažinti ir su pavyzdinė tema, tai galite rasti katalogą savo mokykloje. Nu, jeigu iš to 2-3 projektėlio ten matote, tai ten vat, aš labai sureagau skaudžiai, kad nebūtų per sausas tas vadovėlis. Suprantate, iš tikrųjų labai autorius turi save riboti šiek tiek, nes yra labai daug įdomios labai medžiagos, bet aš taip manau, kad ta medžiaga ne visa gali būti ir išdėstama vadovėlį. Ir, pavyzdžiui, mokytojas, jeigu tikrai su vadovėliu dirbama, tai gali tą medžiagą pateikti kitokių principų, tai yra pristatydamas temą, nes iš tikro, pavyzdžiui, apie tos, kalbant apie angliavanilius, atrodo labai sausa tema, bet ten žiūrėkit, kiek ir geopolitikos, kiek ir įvairių dalykų, kodėl tos šalys, sakykime, vienos turtingos, kitos mažiau turtingos, jau vien geografinis išsidėstymas. Čia vis tiek mes stengiamės, kad ta chemija būtų integruota ne tik su fizika, biologija, bet taip pat būtų ir su istorija, su geografija. Ir čia tikrai galima tas pamokas padaryti labai įdomias. Lygiai taip pat, kaip mes kalbame apie aromatinius junginius. O iš kurgi kilo tas pavadinimas aromatinių junginių? Ir čia mes turime tą galimybę, kad kodėl Faradėjus rado, reiškia, koksuojant anglį tą junginį ir kodėl, sakykime, benzoinas, kuris balti kristalai buvo atsivežti iš tų tolimų kraštų, iš Indijos, kvapūs kristalai, reiškia, duoda tą pačią medžiagą, benzenkarboksilrūgštis ten suskaldoma ir gaunamas benzenas. Iš ten ir kilo aromatiniai angliavaniliai. Štai jau tema, kada jūs tiesiog kalbate ir vaikams pristatote temą visiškai kitaip. Tai tikrai manau, kad tai padarytų tą pamoką netokią sausą ir vaikai suprastų, kam to reikia. Kągi, naujų klausimų neatsiranda. Nėra Tai turbūt. jeigu kiltų po pristatymo, tai galite mums rašyti, tikrai atsakysime. Labai ačiū už jūsų dalyvavimą, labai ačiū už klausimus ir vieną kitą pastabą. Taip, dėl spektroskopijos aš čia pats pasitikslinsiu dar, kiek ten yra susitarta su mokytojų asociacija, tos terminus, jeigu taip iš tikrųjų jūs esate atskyrę juos, nors aš manau, kad tai nėra teisinga. Reiškia, pabandysim dar patikslinti redagavimo metu, bet šiaip ar taip, tai mane redaktoriai labai griežtai prižiūri. Dėkui jai, kad neleidžia nuklysti į lankas. Redaktoriai reikalingi tam. Čia dar, Rimantai, yra vienas klausimas skiltyje Q&A, aš galiu perskaityti garsiai. Perskaitykit, nematau jos. Taip, va dabar matau. Ar rašant vadovėlį bendraujate su egzamino užduočių rengėjais, ar tikrai būsimos VBE užduotis remsis vadovėlio medžiaga? Pavyzdžiui, vadovėlėje įmama 4 anglies atomų grandinė, o egzamino užduotise randame ženkliai ilgesnės ir sudėtingesnės formas. Taip, jeigu žiūrėsime pirmąją dalį, taip iš tikrųjų ten yra toksai 3 metil pentanas, 6 anglies atomai, grandinė iš 5 anglies atomų. Ir ten, kaip ir minėjau, buvo padaryta klaida,
kada antroji padėti chloras radikališkai pakeičia vandenilį, atsiranda du chiraliniai centrai. Tai ties antrojo anglies atomų ir trečiojo anglies atomų. Čia jau, sakyčiau, užduoties rengėjai pražiūrėjo tą klausimą ir tai jau yra grubi klaida. Ji būtų išteisyta, jeigu būtų rašytas struktūrinių izomerų skaičius. Taip, iš tikrųjų, tai viršyje programos reikalavimus, nes yra apsibrėžiama, kad turėtų būti 4 anglies atomai. Na, mano vadovėlyje yra būtent tai, ką jūs matėte, ir 4 anglies atomai ir viskas, ir daugiau nėra jų. Bet aišku, ne visi junginiai, ne visos variacijos, tik tai kaip pavyzdžiai sudėlioti. Bet aš tiesiog šios du butanoną ir etano rūgštį parodžiau, kad jie žodis prie žodžio sutapo. Dabar, pavyzdžiui, jeigu lygintume praėjusių metų užduotį, jau tą vadinamą pirmąją dalį, ten buvo įdomus spektras propanalio, tai buvo IR spektras, bet jame buvo sugertis tokia keistoka, kuri daugeliui nemačiusiam spektrų vaikui, kuris patyrimo, žinoma, negali turėti, jis niekada nėra rašęs to IR spektro. Tai būtų klausimas, o kas ten tame intervale tarp 3500 tokia sugertis yra? Ten iš tikrųjų labai dažnai būna, kada aldehidai iš dalies, jūs kaip žinot, dėl tautomerijos duoda OH grupę. Ir būtent tos OH grupės sugertis ir matosi, reiškia, bet matot, labai sudėtingas klausimas prasideda. Iš kur atsiranda ta, sakykime, OH grupė? Kaip ten propanalio, sakykime, spektras toks nešvarus tampa, bet jis yra paimtas tiesiog iš tos vadinamos NISTO, kur yra tokia katalogas visų spektrų ir neišfiltruotas. Tai vat užduočių rengėjams būtų pastaba, kad geriau truputėlį padaryti dirbtinumą tą spektrą, pafiltruojant, kad nebūtų jokių artefaktų įdėta. Mes chemikai, mes turim įgudusią akę ir tie, kurie su spektrometrija dirba, tai tikrai žino, kad ne viskas taip švaru yra, kaip mes čia teoriškai padėliojame, nes labai daug visko būna. Ir priemaišus daro įtaką, ir, sakykime, daro įtaką, kaip sakiau, tautomerija, kuri visiškai buvo pražiūrėta. Tai net ir patyręs chemikas gali suklysti. Tai kad docentas Vaitkus nepadarė 100% visų užduočių, tai ką darysi? Nebūčiau gavęs maksimumą. Labai ačiū už gražius žodžius, Asta. Tai va, džiaugiuosi, kad teko mokyti. Klausimų nėra, tuomet galime baigti šios dienos webinarą, tai dėkojame visiems susirinkusiems. Atsisveikiname ir iki kitų kartų. Viso gero.